Sveiki visi, aš esu keliautojas Rimvydas Širvinskas Makalius. Prasidėjus Vilniaus oro uosto kilimo ir tupimo tako rekonstrukcijai, čia, Kauno oro uoste, yra daugybė atsinaujinimų. Šiandien aš būsiu jūsų gidu ir visiems vasaros keliautojams padėsiu susipažinti su Kauno oro uostu. O kad jums būtų paprasčiau orientuotis, Lietuvos oro uostai pagamino specialų žemėlapį, kuriuo šiandieną ir pasinaudosiu vaikščiodamas po Kauno oro uostą. Keliaujam! Prieš įvažiuojant į Kauno oro uosto teritoriją, jūs pasitinka specialūs ženklai, kurie nukreips jūs į atitinkamas zonas. Esu trumpalaikio stovėjimo aikštelėje P2, kurioje pirmosios 15 minučių yra nemokamos, pavyzdžiui, atvykusiems artimiesiems pasitikti. O jeigu užtruksite kiek ilgiau, susimokėti galėsite šioje kasoje. Noriu paneigti gandus, kad grįžus į Kauno oro uostą nepakanka CityBee automobilių. Aš manau, kad čia jų yra daugiau nei pakankamai. Atėjau prie P3 ilgalaikio automobilių stovėjimo aikštelės, kuri įrengta specialiai rekonstrukcijos laikotarpiui. Čia yra įrengta daugiau nei 1000 automobilio stovėjimo vietų. Ir nors šis skaičius atrodo labai didelis, būtinai užsisakykite savo stovėjimo vietą iš anksto internetu Kauno oro uosto internetinėme puslapyje. O visai šalia jau atsidarė ir viešbutis Air Hotel, kuriame galima pernakvoti. Rekonstrukcijos metu čia įrengti 2 išvykimo terminalai. Pirmasis A – tai laikina konstrukcija skirta visiems keliaujantiems Šengeno kryptimis, pavyzdžiui, Ispanija, Italija, Prancūzija ar Vokietija. Tuo tarpu B terminalas esantis už manęs skirtas visiems keliaujantiems į šalis nepriklausančias Šengeno erdvei, pavyzdžiui, Didžioji Britanija, Turkija, Egiptas, Rusija ar Ukraina. Skubantis vairuotojai, norintys tik išlaipinti atvežtus keleivius, tai padaryti gali Kiss and Fly zonoje esančioje prie pat terminalo. Na, o atvyksta visi keleiviai per B ir C terminalus. Atėjau į laikinąjį A išvykimo terminalą, kuriame, sekdami nuorodas, jūs viską labai lengvai rasite. Na, o jeigu kiltų bent menkiausia abejonė, drąsiai kreipkitės į vieną iš ryškią liemenę dėvinčių darbuotojų, ką aš dabar ir padarysiu. Labadiena! Labadiena! Sakykit, kokį svarbiausią patarimą duotumėte keliaujantiems iš Kauno oro uosto rekonstrukcijos metu? Svarbiausias patarimas būtų sekti informaciją ekranuose, kadangi gali būti, kad registracija vyksta viename terminale, o išvykimas yra iš kito terminalo. Ačiū, sėkmės, keliaujam toliau. Aš esu išvykimo salėje. Jei labai skubate, į ją patekti galite pasinaudoję Fast Track paslaugą. O kad laikas, belaukiant skrydžio neprailgtų, galite įsigyti lauktuvių Duty Free parduotuvėje, o taip pat pasimėgauti puodeliu skanios kavos šalia esančioje kavinėje. Rekonstrukcijos metu į Kauną taip pat perkeltas ir verslo klubas, iš kurio, kaip matote, atsiveria puikūs vaizdai. B terminalas taip pat laukia keleivių atsinaujinęs. Pavyzdžiui, čia atsidarė nauja Duty Free parduotuvė. Ekskursiją po Kauno oro uosto teritoriją aš jau baigiau. Tikiuosi, kad informacija jums pravers būsimose kelionėse. Iki!